Labas. Spėkit, kurgi aš randuosi. Vandenį. Pirmas šių metų epizodas vandenį. Ir aš ant tiek esu laimingas dėl to, kad jūs neįsivaizduojate. Sugrįžau, aišku, į senas savo vietas. Čia pradėjau vandens ieškotojo karjerą. Tai sakau, čia ir pratęsiu ją. Bus, labai viliuosi, šiais metais dar tikrai iš ne vienos vietos, iš ne vieno upelio, gal ežero paieškos, bet šiandien į širdžiai mielas senas vietas grįžom. Pažiūrėkit, kokias gražias pirštinaitis įsigijau. Šiaip žiauriai tinka man. Varom, pradedam ieškoti. Yra pirmas signalas. Galėsim pasitikrinti. Vanduo šiaip gana skaidrus, o tas labai palengvina paiešką, nes tu gal iš karto gali matyti. Aišku, nuo apačios paskui susidrums vis tiek, bet jau ir taip labai gerai. Šiaip šitoje vietoje yra vienas minusas, kad visi daiktai labai stipriai būna žvyriaus užnešti, jeigu juodas metalas, tai tikrai labai stipriai. Čia dangtelis kažkoks, gal sviedinio nosies. O kaip gerai matosi, čia bus aliumas, tai nes labai lengva. Bus aliuminė sviedinio nosies dalis, čia tiesiog laužas, metalo laužas, bet kaip gražiai blizga, visiškai jokios korozijos realiai nesimato. Labai žuvies yra, tokių mažų žuveliokų, gan daug mažų žuveliokų, visai įdomu, gal čia būtų kada nors pažvejoti, nes niekada gyvenime nesu to daręs realiai šičia. Šiukšlių tai tikrai žinau, kad bus. To, kaip sakant, buvo galima tikėtis. Labas, bičiuliai. Pastebėjau, kad yra vis dar labai gajus mitas, kad metalo ieškiklis turi būti brangus ir tas, kas nori pradėti juo naudotis, pabandyti šitą hobį, visada abejoja ir dvejoja, nes mano, kad labai tai brangiai kainuos. Bet aš turiu klausimą, ar mėgstat gerti kavą degalinėse? Manau, kad šiai dienai visi tą daro. Tai jūsų pirmas ieškiklis kainuotų maždaug apie 83 puodelius kavos. Tai argi tai daug? Aš manau, kad ne. Savo pirmąjį metalo ieškiklį galite rasti metalodetektoriai.lt. Kartais tiesiog ant paviršiaus matosi. Vienu žodžiu. Šlamštelę biškį renkam, bet kitaip nieko neišvengs. Be šlamštelio tai niekaip. Žiūrėkit, dar toks įdomus dalykas yra žiauriai. O tarkim, kalkakmenis tik aišku apneštas, bet kur yra tam tikrose regionuose vietose daug randasi šitos uolienos, ar kaip čia pavadinti. Jinai susidarius per daug milijonų metų nuosėdų ir labai įdomu, nes tokius berenkant ir skaldant per pusę, kitą kartą net iš karto matosi, galit rasti fosilijų. Ir šiaip gan sakyčiau įdomi gal veikla būtų su vaikais. Natūralios, pavyzdžiui, kilmės ežeruose taip pat galima rasti. Tai tikrųjų karštą vasaros dieną pabraidžiu su vaikais ir pabandyti paieškoti fosilijų akmenyse. Tai visai gali būti puikiai šeimos pramoga. Skardų tai tikrai netrūksta. Pirmas toks akivaizdesnis radinys, kur akivaizdžiai siejasi su kovos veiksmais, su karu. Minosvaidžio uodega. Nekenksminga.
bet ir nereikalinga. Nebent į metalą. Jeigu renkat į metalą, tai iš tokių tikrai galima pririnkti. Nes būna vietų, kur jų tiesiog begalybė. Jeigu intensyviai apšaudė, tai tikrai galima jų prisirinkti daug. Na ką, tai akivaizdu, kad šita vieta buvo apšaudyta. Ir apšaudyta tai tikrai daug ir galingai. Ryte tokie radiniai tai džiugina, nors naudos mažai, bet faktų prasme labai džiugina. Vokiškos dujokaukės dalis, žodžiu, aliumas, geras signalas. Nu va, čia pat ir signalinė gilzė. Man regis, kad juodas metalas. Jo, faktas, juodas metalas. Juodas metalas, signalinė tūta ir vokiška. Dar vienas geras ženklas. Geras signalas. Vežimo rato, manyčiau, kad kokie va ir suleidimai, kokie gražūs padaryti. Va. Įvorės, nežinau. Labai sunku man mechaniškai terminais kalbėti, bet tepalas jaučiasi. Signaliukas visai pakrašty. Geras žiauriai. Šaukštas, aliuminis šaukštas, ačiū Dievui, buvo negiliai. Pagal formą man labai primena vokišką šaukštą šakutę. Blemba, kaip liūdna. Nulūžęs, nulaužtas. Toks. Apie nieką. Papa. Senas kastuvėlis, bet... Kastuvėlis senas. Ir pasakysiu tiek, kad panašu tai gali būti vokiškas, ne inžinerinis, bet didelis kastuvas vokiškas. Nežinau, ar matosi, bet va, šitą vietoj, dabar gal net mažiau matosi, yra formos pasikeitimas apvalus. Tai akivaizdu, reiškia, jisai grįž su manim namo, ten bus nušveistas ir net nebejoju, kad pasirodys markiravimas labai gražus. Nu ką, kasimas visai pasitvirtinęs, galima sakyti, nes tikrai daiktų lenda, čia tik reikia kuistis. Ir kadangi akmenys su nagais kuičiu, nes ten kastuvas beveik nieko nepadaro, tai po kiekvieno tokio kasimo pirštai būna atmušti nuo tų akmenų visų. Bet pažiūrėkim, ką čia aš iškuičiau. Taip, kažkoks žiedas. Ten neaišku. Vat šitas daiktas man labai įdomus. Ir labai kažkur matytas. Kas čia per reikalas? Bandau atgaminti, niekaip neatgaminu. O va šitą daiktą taip puikiai žinau. O jūs žinot kas? Aliuminį sagtelė kokia. Nuo vokiškos dujokaukės. Uodegų diena. Minų uodegų diena. Aba. Va, kokie radinukai lepiasi vandenį. Nu ką, labas.
Labai nemalonioje vietoje vėl atsidūriau. Tankų dalys. Taip, čia jų yra. Bet visiškai nepalyginsi su praeitų peliu. Ta prasme, va tai va atrodo. Iki pilvo, iki krūtinės, kaip kur gylio. Dumblas. Dumblas visur. Tai yra žiauru. Ta prasme, vandens spalva irgi. Nieko nematau. Nežinau, kur galiu koją įkišt, ko nepadarys dėl radinių. Plius, vienas faktas. Už kelių valandų žada žiaurų škvalą. Pasižiūrėsiu, kaip man seksis. Mašina gana netoli, tai tikiuosi, kad kaip nors išgyvensiu. Signaliaujam. Aš čia turiu. Kaip suprantu. Noragas. Irgi gerai. Blemba, pasižiūrėkit už manęs. Absoliuti ramybė. Tyla. Nežinau, kur ta riba, kada jau bėgti reikės į automobilį. O. Flako gilzelį. Koks čia skaitosi. Beveik įtariu, kad vokietis garantuotai. Juodas metalas, bet kadangi dumblas, tai geras išsilaikymas. Liuks, jau šitie radiniai. Baigėsi lietus. Šalta. Ir per naują tą kostiumą užsivilkau. Bet nieko. Biškį dar griaudi. Įlindau. Pirmas signalas. Varžtas. Karabino vokiško buožės. Buožės varžtas. Vėl griaudi. Perfekto. Tankų dalis. Nešt, iš karto pasidėt. O blemba. Nesiseka. Ir vėl griaustinis. Bele koks. Tikrai nesimalsiu iš čia. Vandenį su griaustiniu kartu. Oi, o didelį metalą suradau. Bus tanko dalis. Nu, tokios nesėkmingos dienos, tai jau seniai nebuvę. Oi, ta prasme, griaudė, žaibavo, sėdėjau mašinoje. Mažiausiai 3 valandas. Aišku, radinių buvo, viskas ok su tuo. Viskas gerai, radinių radau. Bet jau išėjau, saulė jau sklaidosi. Paukščiukai čiulba. Ir, žinot ką, ir pimpoiteris įsikrovė. O be pimpoiterio tam purvinam vandenį ieškoti, tai praktiškai be šansų neįmanoma. Ir kaip yra, turim ką turim, bet svarbiausiai, kad jau realiai antra, ta prasme, paieška vandenį šios vasaros įgyvendinta, radinių buvo, tai viskas labai liuks. O mes susitiksim tada vėl po savaitės ir ką, galiu atsisveikint, turbūt ramia, sąžinė, nes vis tiek tikrai radinių buvo. Ate, viso geriausio.